Iš tikrųjų, iš visos Lietuvos provincijos susirinko visi bebrai į sostinę. Ir mes, vieni tą vietą vadina Viešnamiu prie upės. Kiti tą vietą vadina Vilniaus pedagoginiu universitetu. Dar treti tą vietą vadina Vienišų panelių universitetu. O mes žinome, ten yra tikras bebrynas. Tikras bebrynas, tikras jų lizdas. Ir mes susukome trumpą laidelę, kaip tie bebrai gyvena. Jūs įsivaizduokite, nuo ko priklauso jūsų visų būsimų vaikų ir esamų vaikų ateitis. Na dabar pažiūrėkime, kaip vyksta paskaita medžio drožinėjimo. Kaip matote, vienam bebriukui suskilo dantis. Dabar jis juos išspjaus tam, kad galėtų užaugti nauji dantis. O šitas mažas, mielas, didelis bebriukas dar neišmoko, nelankė paskaitų. Už tai jisai negraužia, o čiulpia medį. Jiems, kaip bebūtų gaila ir liūdna, iškilo didelę grėsmę. Statom. Čia, blokus deda. Plytas ten vežat, plytas ten, cementą ten. O taip, statosi dangoraižiai aplinkui tą visą lizdą, išvaro visus, bet nieko, bebrai dar sugrįš. Jie pasikvies visus savo giminaičius iš Airijos, jie sugrįš į Lietuvą, devalvuos litą ir sugriauš Seimą. Ha!